Knygynuose pasirodė jaunos estų autorės Dianos Lėsalų romanas Žaidimas yra tikrovė. Knyga apie jaunų žmonių gyvenimą be pagražinimų papasakota taip, kaip kalbama gatvėje. Joje žiaurumas ir patyčios, negailestingo gyvenimo pamokos mokykloje, bendrabutyje, gatvėje, namie. Tačiau nepaisant nieko, knyga gausiai pagardinta sveiku humoru. Kaip šiuolaikiniam jaunimui skirtą romaną apibūdina jo vertėja Kristina Bačiauskaitė. Jeigu reikėtų vienu žodžiu pasakyti, apie ką ši knyga, matyt, aš pasirinkčiau žodį abejingumas. Knyga yra apie mūsų suaugusių žmonių abejingumą mūsų vaikams, jų išgyvenimui ir jų skausmui. Manau, kad ganėtinai problematiška šeima yra aprašoma. Tai yra šeima, kurioje vaikams neleidžiama išgyventi paauglystės, kas yra pagal gamtos dėsnius, tai yra būtina. Ir be abejo, kad tokiam vaikui gali atrodyti, kad visas gyvenimas vyksta ten, o man niekas nieko neleidžia. Ta knyga ir yra apie tai, kas atsitinka, kai tėvai panirsta į savo rūpesčius, kai tos rūpesčius skandina alkoholyje ir kai vienintelė kažkokio tai rūpesčio, globos vaikų išraiška yra kontrolė, taisyklės, maistas ant stalo. Čia yra dvi siužetinės linijos, vienas mažesnis berniukas ir tada vyresnė sesuo, studentė. Tai, žodžiu, pasakojama, kas atsitinka su studentė 19-metė Miriam, kai jinai galų galiai ištrūksta iš šitokio liguistai kontroliuojančio tėvo namų ir kiek gali natūraliai paauglystės neišgyvenęs žmogus, ištrūkęs į laisvę, ką jo protas gali primastyti. O kita linija daug graudesnė. Tai baigėsi ganėtinai žiauriai. Ir manau, kad tai tikrai turėtų mus priversti susipurtyti ir pasižiūrėti, ar mes taip pat nedarom. Jeigu atvirai, aš nesu skaičiusi tokio stipraus romano jaunimui lietuvių kalba. Ar Dianos Lėsalų romanas ras savo skaitytoją Lietuvoje? Aš labai norėčiau, kad jinai surastų skaitytoją. Nes aš manau, kad ta knyga yra tikrai verta to. Tarkime, galiu pasakyti, kaip buvo Estijoje, dėl ko džiaugiasi labiausiai autorė šios knygos, Diana Lėsalų. Dėl to, kad šitą knygą Estijoje perskaitė net tie paaugliai, kurie iki tol knygos neimdavo į rankas.